Sveiki, sveiki, sveiki. Čia iš serijos užkandžiai. Obuoliai, bananai, vynogės, apelsinai, mandarinai, datulės, mangai, kas čia dar kriaušės, kas čia dar vaisiai. Bet turi būti saldus, prinokę, skanus, aromatingi. Skanus, saldus, turi būti visi. Nes jeigu jie neskanus, rūgštus, meskit per tvorą lauk, priduokit į parduotuvę atgal, nes jie dar blogiau užrūgština organizmą ir mes sergam, pradeda pilvukas skaudėti, galvytės skaudėti ir pilvukas burbuliuoti ir bėgam į tualetą, žinai, jeigu jie nesaldus ir neskanus, žinai. Tai va, užkandžiai, jeigu, pavyzdžiui, užkastum, žinai, kiekvieną dieną, bent jau po pusę kilogramo, 400 gramų, bent jau po pusę kilogramo, ar daugiau, žinai, obuolių, ar vynogių, ar bananų, ar visų kitų vaisių, kriaušių, mangų, žinai, nesvarbu, tavo gyvenimas nebebūtų toks pat, žinok, būtų kitoks. Ir jisai būtų sveikesnis, turtingesnis ir laimingesnis. Tai va, jo, pas mane vaisiai turi labai specialią vietą mano gyvenime, labai aukštą, iš tikrųjų aukščiausia jo iš maisto. Ir jo, gal pasakysiu, kad jo, vaisiai mane išgelbėjo nuo visų kažkokių, kaip čia pasakyti, ligų, tiesiai šviesiai pasakysiu. Jo, vaisiai mane išgelbėjo ir dėl to aš taip, žinai, dabar daug kalbu apie juos. Tai va, ir kas dar? Taip, mes čia Europoje dabar, žinai, gyvenam. Taip, Europoje nėra lengvas su tais vaisiais, nei obuoliais, nei apelsinais, nei mandarinais, nei bananais. Nėra lengva. Yra, galima pasirinkti, galima paieškoti, galima surasti. Yra. Aš irgi ieškau geros kokybės vaisių ir randu, žinai. O visi kiti ten tie, kaip jie vadinasi lietuviškai, angliškai conventional, tie visi įprastiniai vaisiai, obuoliai, bananai, ten kriaušės, tai jau neįmanoma valgyti, iš tikrųjų, ten baisu yra. Ir nepatarčiau niekam valgyti jų, nes jie yra apdoroti chemiškai, chemikalais visokiais ir neprinokę, ir žali, ir kieti, ir taip ir toliau, žinai. Taip toliau ir panašiai. Tai va, yra pats geriausias maistas, pats energingiausias, energijos daugiausiai turintis, nes viskas skaičiuojam, žinai, energijom šiais laikais, viskas energija, turbūt girdėjai, žinai, daug kur dabar kalba žmonės, viskas yra energija, žinai, ypač kur žmonės šneka apie dvasingumą. Tai va, ką čia dar? Jo, šitie yra iš turgaus, labai skanus, labai saldus, aromato ne per daugiausiai, bet labai saldus, tokie labai cool, labai geri. Taip norisi valgyti, žinai, kaip siemkas anksčiau valgydavom saulėgrąžas, ne? Ir negali sustoti. Va tas pats su tais, kai tu randi gerų vaisių, gerų mandarinų, ar apelsinų, ar obuolių, negali sustoti. Juk taip yra, ne? Tai va, tas ir yra. Mumis apgavo, užaugino nesąmoningus vaisius ir apgavo, žinai. Tai va, ieškokim gerų, kaip mes turim labai gerą patarlę, žinai, lietuvišką. Kas ieško, tas randa. Tai yra tiesa, labai tiesa, žinai, labai didelė tiesa. Čia kai ko norim, mes to ir randam visą laiką, žinai. Taip yra jau, žinai. Tai va,
Ok, tada linkiu tau būti sveikam, turtingam ir laimingam. Iki pasimatysim labai greitai. Čiau.